Sveiki, aš Mantas, per metus aplankau daugybę pasaulio kampelių, kur ieškau ne tik gražių vaizdų, bet ir įkvepiančių patirčių. Lietuva neseniai buvo išrinkta laimingiausia šalim jaunimui, o šiame epizode parodysiu šalį, kuri net kelis metus buvo išrinkta pačia laimingiausia pasaulyje. Sveiki, šiandien sveikinu su jumis iš Vanuatu sostinės Portavilos. Esam prie pat Erokor įlankos. Šioje įlankos pusėje yra būtent šita sostinė Portavila, o kitoje įlankos pusėje yra vieta, kur gyvena daugybė genčių, yra džiunglės. Ir tuo ir ypatinga yra Vanuatu šalis, dėl to, kad čia yra tik 300 000 gyventojų ir kalbama beveik 200 kalbų. Tai yra beveik kiekviena gentis kalba savo atskira kalba. Šiandien mūsų toks ir tikslas aplankyti vieną iš tokių genčių, pavadinimu Ekasup. Regionas, kuriame yra Vanuatu, yra tikrai unikalus dėl savo kultūrinės įvairovės. Artimos šalis, tokios kaip Papua Naujoji Gvinėja ar Solomono salos, taip pat pasižymi labai daug genčių bei kalbų, tačiau Vanuatu išskirtinė tuo, kad čia gyvena labai nedaug gyventojų. Sostinė Portavila šiuo metu yra truputėlį apgriuvus, nes ne per seniausiai patyrė patį didžiausią žemės drebėjimą istorijoje. Tačiau viskas po truputį yra grįžę į savo senasis vėžes. Važiuojam iš sostinės. Judam link džiunglių, važiavom apie 30 minučių. Aišku, salos nėra didelės, nėra dideli atstumai. Tai gana patogu. Pasiėmė mus toks viena vietinis taksi. Nuo sostinės apie 45 minutės nutolusi yra ši gentis. Sostinę nuo džiunglių skiria tiltas. Vos jo pravažiavus iškart supratau, kad kelio sąlygos čia bus gerokai prastesnės ir pradėjo ryškiau matytis, kaip atrodo ta Vanuatu už didmiesčio ribų. Pakeliui sustojome vietiniams labai populiarioje vietoje. Tai čia yra kava baras, labai populiarus gėrimas, toks nealkoholinis, tačiau labai prislopinantis. Kiekvienam šitam langelėje vakare ateina žmogus ir pilsto savo kavą. Įgaminama iš kavos šaknies miltelių, maišoma su vandeniu ir paskui per tokią medžiagą išpilstama į dubenėlius arba kriauklės. Paskui dar važiuodami iki kaimelio sustojom tokie vietiniai parduotuvėliai, kaip kioskelį. Vairuotojas mūsų čia pietus pirko. Tai kągi, atvykom į džiunglės, tuo eisim iki kaimelio, laukiam, kol mus pasims. Ateina. Pasims mus. Taigi čia dabar vyksta įspėjimas, kad mes ateinam į kaimą. Pučia kriauklę visų jėgų. Einam per džiunglės, pilnam vabaliukų visų. Nelabai daug galiu ką papasakot. Vyksta nuoseklus kriauklės pūtimas. O, tai yra gentai, ne? O, kaip gerai pasislėpė, net nesimato. Mums gal čia nereikia bijoti, tikiuosi aš. Galbūt viskas bus gerai. Turbūt girdėjot kelis angliškus žodžius. Taip yra dėl to, kad čia žmonės kalba anglų kreolų kalba Vilsama ir joje yra angliški skaičiai bei keli veiksmažodžiai, bet šiaip nelabai iš tikrųjų eina suprasti, ką tai nešneka. O, papa. Kiek daug čia turime. Hello, you go beyond this, 100 years ago, you're gonna be killed by warriors. 200 languages, cultures in Vanuatu, 83 islands, lack of communication. Leido mus. Čia pasakė, kad galime įeiti, nepuls mūsų.
Viskas gerai. Įdomus dalykas apie Vanuatu yra tai, kad čia visai neseniai buvo nustota praktikuoti kanibalizmą. Paskutinį atvejį buvo užfiksuoti tik prieš 60 metų. Ir čia tikrai nebuvo joks maisto klausimas, tai buvo ritualinis dalykas. Ką čia žmonės tikrai mėgsta valgyti, tai bananus ir daro tokią kaip uogienę ir jos saugo ir laiko, jeigu būtų ciklono metai. Va čia merginos kepa maistą, viena apina krepšelį, taip sakė. Moterų darbas toks pagrindinis yra šitoje gentyje. Kepa bananus, kaip matot. Ar skanu. Genties maisto racione tikrai ne vien vaisiai ar uogos. Naudodami vairius pastus, vietinė medžioja laukinės kiaules ir vištas. Šiaip iš tikrųjų pirmą kartą turbūt gyvenime Vanuatu mačiau laukinę vištą. Ir masalų, kaip matot, naudoja tiesiog kokoso drožlės. Čia dabar kaip tik pademonstruos, kas būna, jeigu višta ateina ir pradeda lesti kokoso drožlės. Tiesiog spastai sujuda ir ją įkalina į šitą piramidę. Na ir ko, tikrai netrūksta Vanuatu, tai žinoma žuvies. Vietiniai naudojo įvairias žvejybos technikas, šiaip aš jų niekada gyvenime anksčiau nebuvau matęs. Pavyzdžiui, šitom lazdom gaudo tokias mažytes žuvytes, jas tiesiog suka ratu šitas lazdas ir dingsta oras ir tos žuvytės tiesiog uždūsta ir iškyla į viršų ir tiesiog reikia susirinkti. O štai šitie krepšeliai yra naudojami gaudyti vėžius. O šis metodas man asmeniškai atrodo pats įdomiausias. Čia voras sudeda voratiklį ant tokios lasdos ir tada žvejys tiesiog laiko jį virš vandens. Voratiklis atspindi labai daug šviesos, jis yra labai lipnus ir žuvis tiesiog plaukia į tą voratiklį, jos prilimpa ir jos negali pabėgti. O voras tai milžiniškas, bet kaip genties atstovas sako, Vanuatu yra labai laimingi vaikai, nes čia nėra nei nuodingų vorų, nei nuodingų gyvačių ir visi gali tiesiog lakstyti. Nu, žvilgsniu tokiu rimtu žiūri į mus. Randam dabar šitą didžiulį iš medžių surestą namą. Viskas labai aukšta, čia matosi yra laužavietė kažkokia. Jo, įdomiai atrodo. Pilna vorų ir voratinklių viršuje matosi. Čia. Vanuatu vis dar egzistuoja sutartinės santuokos, kuriuose vyras visada moka nuotakos tėvams. Provincijoje dažniausiai yra atsiskaitoma kiaulėmis. Ir pavyzdžiui, jeigu yra vado dukra, tai kainuoja nuo 10 iki 20 kiaulių. Jeigu tai yra paprastos vestuvės, tai tada kainuoja maždaug apie 5 kiaulės. Mieste nuotaka kainuoja apie 10 000 JAV dolerių. Viską prodė po truputį. Šiandien dabar bus šokiai, kaip sakė. Kiekviena gentis turi atskirą šokį. Genčių čia, kaip žinot, pilna. Įdomu, koks bus mūsų. Vanuatu genčių šokiai turi stiprią kultūrinę ir simbolinę reikšmę. Jie dažniausiai nėra tik pramoga. Dauguma šokių atliekami ritualų metu, skirti pagerbti protėvius, prašyti sėkmės ar derlius. Be to per judesius gentis gali perteikti istorijas, legendas ar svarbius įvykius. Šokiai taip pat ruošia jaunimą pereinusiems ritualams, tokiams kaip santuoka ar suaugusiųjų gyvenimui. Jie stiprina genties narių ryšį, vienija bendruomenę ir padeda išlaikyti tradicijas. Muzika ir judesiai čia glaudžiai susiję su pasakojimu, todėl kiekvienas judesys turi savo prasmę ir simboliką. Net yra sakoma, kad vietiniai žmonės gali kaip ir skaityti pasakojimą vien tik iš judesių. Štai čia, pavyzdžiui, kadangi yra visi suaugę vyrai šitame šokyje, šokas su mediniais ginklais, tai galima suprasti, kad jie ruošiasi kovai, arba kai sukosi ratu, turbūt čia jie buvo kovos įkarštyje tuo metu. Tikrai labai muzikalus ir choreografiškas pasirodymas, galėčiau pasakyti. Pašokio net mum koncertą aš tai surengė su bambukais, buteliais ir keliom gitarom, bei kažkokiais vietiniais instrumentais. Šiaip vau, kiek muzikalų žmonės.
važinėjom iš kaimelio ir manau, kad tai pabaiga šito epizodo. Tai aš tikiuosi, kad jums patiko, paspauskit laiką, subscribe ir susitiksim kitos epizoduose. Kaip ir prieš tai prižadu, kad kiti tikrai bus ne ką prastesni, tai iki kitų kartų. Kitame epizode matysite. Žiauriai šalta, ką tik atvykom iš Polinezijos, šiuo metu Naujojo Zelandijoje yra visiška žiema. Net trasoje batus rekomenduoju su grandinėm žiemą nešiot.